Labas visiems, o pasišiaušus sėdžiu. Galvoju, greitai išlysiu, video padarysiu, todėl kad taip gavosi, kad Anglijos man neužtenka. Netyčia taip gavosi, kad suplanavau susitikimą Lietuvoje. Kadangi aš Lietuvoje būsiu visą Liepos pabaigą ir iki pat rugpjūčio pabaigos, tai nuo Liepos pabaigos iki rugpjūčio pabaigos, tai visą mėnesį aš būsiu Lietuvoje, bet online aš pilnai dirbsiu. Ir visus susitikimus, ką planuoju tą mėnesį, tai visus planuoju tik tais online, Zoom, WhatsApp, Messengeriu susiskambinam, galų ir telefonu galim susiskambinti, visiškai ne problema tame. Ir taip gavos, kad suplanavom su kliente susitikimą Klaipėdoj. Kadangi aš būsiu Klaipėdos pusėje, tai mes susiplanavom susitikimą Klaipėdoj gyvai ir todėl, kad vis nepavyksta susitikti Anglijoje. Geras, ne? Na, bet taip gavas, taip patogu iš tikrųjų, taip gerai, nes irgi ilgam laikui išskrend atostogauti ilgėliau ir bus ramu, nereiks lieku lėkti, bėgti ir panašiai, tai susimatysim su kliente Lietuvoje. Taip, kad galvoju, padarysiu įrašą ir jeigu kartais kažkas iš jūsų irgi lygiai taip pat vaikų atostogas praleisit Lietuvoje Klaipėdos pusėje, aš būsiu ties Gargždais. Tai Gargždai, Klaipėda, Palanga, Kretinga, tenais viskas aplink iš tikrųjų realiai nėra ten tų atstumų tokių. Tai jeigu norėsit, galim susiplanuoti susitikimą akis į akį, atsisėsti ir pašnekėti apie tuos visus draudimus, angliškus, aišku, draudimus, tikrai nelietuviškus, ne, tai kad mes Lietuvoje susitiksim, tai dar nereiškia, kad kažkas keičias, ne. Angliški tie draudimai ir tie, kas gyvenat Anglijoje, bet tiesiog, jeigu atostogausit, jeigu vaikų atostogas praleisit Lietuvoje, tai irgi galim susitikti, ne, arba online. Dar šį mėnesį tikrai turiu kelias vietas konsultacijom. Vakarais jau yra sudėtingiau suderinti, todėl kad daug kas, kad nori vakarais, ne, tai jau tie vakarai daugiau mažiau tokie surikiuoti yra, ne, bet vis tiek kažką galim sugalvoti ir iki atostogų, kadangi vis tiek atostogas toks metas, kai biški mažiau dirbi, tai iki atostogų aš dirbsiu ir šeštadienį, ir sekmadienį, nes ne visada jais dirbu tom dienom, ne, bet iki atostogų tikrai dirbsiu ir šeštadienį, ir sekmadienį, taip kad galėsim laikus pasiderinti ir susitikti ir pakalbėti, arba kalbėti online, po kol kas, ne, taip kad be problemų. Tik tai parašykit ir galėsim suderinti tinkamą laiką. O konsultacijas tikrai reikia, iš tikrųjų be konsultacijas nieko nebus. Turėjau kelias užklausas, kiek man kainuotų. Ir sakau, reikia suderinti konsultaciją. Ai, nu tada ne. Taip neveikia iš tikrųjų, nes vienos kainos tiesiog nėra. Paprastą eilinį nelaimingų įvykių draudimą padaryti, PP accident, MetLife ar dar belę kokį tokį tą, kuriuo aš labai nemėgstu, kas mane sekė, žinot, kad aš jų nemėgstu, ne? Tai jo, ten yra vienintelė kaina, ta prasme kelias tos kainas, ne, bet jos nepriklauso nuo nieko, ne, bet tai, ne, bėkit nuo jų. Bet normalūs tikri draudimai, tai jie turi kainą labai individualią, tai priklauso nuo jūsų informacijos, nuo jūsų duomenukų ir juos apkalbėti reikia. Kiekviena situacija yra visą laiką skirtinga, ne tik, kad duomenys asmeniniai yra kitokie, ūgis, svoriai, gimimo datos, rūkimai ir taip toliau, ne, bet pats poreikis yra visą laiką kitoks pas kiekvieną. Viena šeima su 2 vaikais, kita su 3 jau paaugliais, tuo išeinančiais.
išeis iš namų, ne? Trečia šeima su namo paskola, o ketvirtas klientas visiškai vienas pats kaip pirštelis ir nieko aplink neturi. Tai daugybė skirtingų variantų ir aš tikrai nedirbu pagal kažkokį tai šabloną, kad padaryti tik tais 1, 2 ir viskas. Visą laiką yra labai individualu ir labai skirtinga, kodėl reikalingas tos konsultacijos ir nuo jų mes niekur nepabėgsim, kitaip aš tiesiog nedirbu. Ir dirbti pagal šabloną, tai čia ne mano reikalas iš tikrųjų, to aš nedarau ir kiekvieną klientą visą laiką. Su kiekvienu klientu visą laiką apšnekam ir pažiūrim, kas ir kaip, o kadangi turiu pilną sistemą draudimo ir tai nėra 1 ar 2 kompanijas, tai yra didžiulė sistema su daugybė skirtingų variantų, ne, tai tikrai yra ką apkalbėti, yra ką pažiūrėti, apgalvoti ir pažaisti kartais su tam tikrais paketais, vienokį, kitokį ar 3 ir 4. Ne? Taip kad šiam mėnesiui ir Liepos mėnesiui planuojamės čia dar susitikimus, tiek online, tiek gyvai čia. Čia tai reiškia, kad aš važinėju maždaug apytiksliai 2 valandų spinduliu nuo savęs, aš gyvenu netoli Bostoną. Tai Kings Lynn, Wisbech, Spalding, Peterborough, Milton Keynes, į Lincolną važiavau aną dieną, daug tų miestų aplinkui Skegnėse, aną dieną irgi buvau, čia prieš porą dienų buvau Skegnėse, ne, tai yra tų susitikimų, daugiau mažiau, sakau, poras valandų spinduliu, jeigu susiplanuojam, tai aš važiuoju, arba darom online, ne, online tai jau tada absoliučiai jokių ribų nėra. Ne? Bet taip, konsultacija reikalinga, ją galim susiplanuoti, vietų aš turiu. Sakau, tam mėnesiu, kai aš atostogausiu, tai truputį mažiau imsiu konsultacijų, bet vis tiek vieną kitą turėsiu, nes savaitės dienom tikrai pilnai dirbsiu. Jau daugiau ten penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, jau toks biškį bus laisvesnis, bet kokiu atveju tikrai kažką susiplanuosim, taip kad duokit žinot, kada jums reikia, kada norit ir konsultacija tikrai būtina.